Analizuoju kliento atsiųstus antros pakopos duomenis, skaičius ir matau tokius įdomius skaičius. Mano įmokėtos įmokos, čia duomenys iš asmeninės sodros paskyros, 0. Vadinasi, žmogus visiškai neįmokėjo nei 1 euro į savo antros pakopos fondą, bet sukaupta suma iš bendrovės matau beveik 13 000 eurų. Tai ką tai sako? Kad žmogus įmokėjo apskritą 0, o turi sukaupęs antroje pakopoje beveik 13 000 eurų. Man labai įdomu, kokiagi jūsų yra asmeninė antros pakopos situacija. Tai gal galite pasidalinti komentaruose, o gal yra noras tiesiog ateiti į nemokamą webinarą ir išgirsti, kasgi keičiasi antroje pakopoje, kada verta išsiimti tuos pinigus, kada verta pasitraukti, kada verta išsiimti dalį pinigų. Tai žodžiu, be jokių įsipareigojimų. Lapkričio mėnesį vyks tokie 2 webinarai ir gruodžio mėnesį, datos dar nenumatytos, labai kviečiu ir tada galėsime paanalizuoti ir jūsų asmeninę situaciją antroje pakopoje.